Sveiki, buškrafteriai. Šiandien pakalbėsime apie dar vieną variantą, maisto rinkinį, kuris yra skirtas 24 valandom ir jo pavyzdį mums parūpino Kariauk LT parduotuvė. Kaip matėte mūsų ankstesniuose reportažuose, amerikiečių kariuomenė dažniausiai naudojasi Meal Ready to Eat MRE rinkiniais ir norint su jais išsiversti, per dieną jų reikia 3. Šitas rinkinys, jis pats vienas savaime, yra skirtas visai dienai. Ir jo svoris, būtent kodėl jis buvo sukurtas, todėl kad jo svoris, lyginant su tuo, kiek sveria 3 standartiniai rinkiniai, yra per pusę mažesnis. Ir jis buvo sukurtas kariniam operacijom, kurios vyksta pirmom dienom, tarkim, yra kažkokia tai desantininkų išsilaipinimo operacija, 1, 2, 3 dieną karinių veiksmų ir panašiai. Kad tiesiog būtų kuo mažesnis svoris ir kad kariai galėtų pavalgyti, pasistiprinti, atsigerti, negaišdami laiko. Šiame rinkinyje jūs nerasite jokio karšto patiekalo, nerasite kažkokių tai karštų gėrimų. Viskas šiame rinkinyje pagrįsta greitais, kaloringais užkandžiais. Šiame rinkinyje, kuris yra skirtas parai, yra patiekalų, užkandžių, gėrimų, kurių bendra energetinė vertė yra apie 2900 kalorijų. Tai galbūt nėra pakankama, turint omeny tą aktyvumą fizinį ir tą krūvį, kuris tenka operacijų metu, bet įvertinus lengvą svorį ir galimybę greitai kelyje užkasti ir pasistiprinti, tai tikrai yra labai geras produktas. Na kągi, dabar pabandysime jį atplėšti ir pasižiūrėti, kas yra rinkinio sudėtyje. Papildomų priemonių ingredientų maišelis, apie kurio turinį pakalbėsime šiek tiek vėliau. O dabar žiūrime, kokiegi čia užkandžiai yra viduje. Riešutų ir vaisių rinkinys, pakankamai skanus produktas ir kaloringas produktas. Šiame mažame maišelyje yra net 310 kalorijų. Riešutų sviesto desertas 40 gramų ir vėlgi netgi 240 kalorijų. Kas iš rimtesnių užkandžių, tai yra sumuštinis su šoninė ir čia daro sūrį, vėlgi sumuštinis su peperoni dešra. Čia turime porą jautienos dešrelių barbecue padaže. Galima vadinti dešrelę, nes iš tikrųjų čia yra malta jautiena, tik tai taip supakuota, kad ne mums įprastos apvalios formos, bet kvadratinės. Šiame rinkinyje yra 2 energetiniai batonėliai. Vienas iš jų, kurį dabar turiu, yra šokolado skonio. Kitas, jeigu aš dabar jį atrasiu greitai, yra mokos kavos skonio. Čia išėmiau, čia yra tiesiog bandelė. Toksai užkandis duonelės, pakankamai irgi skanus ir kaloringas, 180 kalorijų. Čia yra prancūziškas užkandis, vadinamas French toastas. Sunku dabar pasakyti, kaip lietuviškai. Jisai yra įdarytas irgi dažniausiai kažkokiu tai uogų džemu. Čia neparašyta ant jo. Ką turime toliau, tai yra 2 gėrimų pakuotės. Jos yra pakankamai patogios, kadangi tiesiog praplėšus galite įpilti į vidų vandens, užspausti, nes yra užspaudžiami maišeliai, gerai suplakti, ištirpinti ir tiesiai iš to maišelio gerti. Nereikia turėti net jokio puodelio ar kažkokio tai kitokio indo. Vienas yra apelsininio skonio, kitas yra citrinų, laimo skonio. Ir
Tai vėlgi yra gėrimai, kurie turi daug elektrolitų ir gali suteikti energijos keliaujant. Šioje pakuotėje yra obuolių džemos. Tiesiog būtent to gamintojo, kuris komplektuoja rinkinius. Firminis patiekalas pavadintas Zapple sauce. Irgi pakankamai kaloringas ir kad gautume dar daugiau energijos, į jį įdėta papildomai angliavandenio maltodekstrino. Taip pat pakuotėje rasite užspaudžiamą maišelį. Jeigu praplėšite pagrindinę pakuotę, galite į jį sudėti, tarkim, tuos produktus, kurių dar nesinaudojate, arba tiesiog į vandens pripilti, panaudoti bet kam, čia riboja tik jūsų fantazija. Ir be abejo šaukštas, kurį galite panaudoti ar tai išmaišyti kažkokius tai gėrimus, ar nežinau, valgyti kažkokius kitus patiekalus, irgi pakankamai vertingas daiktas. Ir kągi, dabar grįšime prie papildomo aksesuarų rinkinio. Tik praplėšime. Viduje yra sūra pasta su jalapeno pipirais. Ją galima tepti ant duonelių, ant bandelių, ant sausainių ar ant kitų būtent tų užkandžių, kuriuos rasite rinkinyje. Taip pat turime Stay Alert pakelį su, galima pavadinti, energetinė kramtomąja guma. Tai būtų kaip mums įprastų energetinių gėrimų pakaitalas, tiesiog kitam pavidale kramtomosios gumos. Turi kofeino, taurino ir kitų medžiagų, kurios padės išlikti budriem, kada to reikia. Šlapios servetėlės, vienas pakelis, 2 pakeliai, tabasko padažas, kas mėgsta valgyti aštriau, tualetinis popierius, žinoma, būtina suvalgius visą tą kiekį maisto. Dar viena šlapia servetėlė. Druska su jodu. Degtukai. Impregnuoti kažkokią tai medžiagą, kuri neleidžia sudrėkti jiem. Čia rašo sidras su prieskoniais mišinys, bet aš nemanyčiau, kad čia yra kažkoks alkoholinis gėrimas, tiesiog sidro skonio kažkoks obuolių gėrimas. Ir 2 gabalėliai kramtomosios gumos. Tai apibendrinant, jeigu jūs kažkur keliaujate, esate žygyje ir galbūt neturite susiplanavę kažkokių stotelių tarpinių, norite kuo greičiau pasiekti savo kelionės tikslą, tai būtent toks maisto rinkinys jums bus pats tinkamiausias. Tiesiog galėsite kelionės metu greitai išsitraukti, užkąsti, atsigerti ir tęsti savo žygį. Tai tiek šiam kartui.